Šiaulių krašto ir taip pat ir miesto priešistorija yra labai ilga, ilgesnė negu kai kas įsivaizduoja, švęsdamas 777 vadinamą miesto gimtadienį. Iš tikrųjų, tai šita vietoje gyvenama jau apie 12 000 metų ir apie tai sužinojome tik tai 91 metais, kai Šiaulių krašte buvo rasti pirmieji paleolitiniai žmonių gyvenimo pėdsakai, tai buvo 2 titnaginės strėlės ir mes žinome, žmonės į šitą kraštą atėjo visiškai netrukus po to, kai nutirpo ledynai ir tie medžiotojai, kurie čia medžiojo šiaurės elnius, ilgai neužsibūdavo, jie čia vasarodavo, pametė tą strėlę ir iškeliavo. Dabar gyvenimas šitoje apylinkėse šitose nenutrūko ir toliau. Mes turime duomenų tiesiog nuo praeitų metų, kad, pavyzdžiui, Kurtuvėnų apylinkėse ir mezolito laikais žmonių yra gyventa. Čia taip laimingai pavyko aptikti tokių vėlgi titnaginių strėlių, antgalių ir kitų dirbinių, kurie leidžia mums manyti, kad nenutrūko gyvenimas ir vėlesniais laikais, neolito laikotarpiu. Jau Šiaulių krašte randama gana daug akmeninių kirvių ir kitų dirbinių. Sudėtingiausias laikotarpis galbūt būtų bronzos amžius, kai klimatas buvo nepalankus ir žmonių buvo sumažėję ir visos technologijos kaip ir regresavę, tačiau vis tiek mes turime ir bronzos amžiaus dirbinių iš paties Šiaulių miesto, iš artimų apylinkių ir tolimesnė mūsų istorija vystosi kuo toliau, tuo sparčiau. Pavyzdžiui, toks yra dalykas. Maždaug Kristaus gimimo laikotarpio, toje epochoje, šito regiono rytinio Pabaltijo žmonės įsisavino geležies lydimo technologiją. Geležies rūdos balų, rūdos nuosėdinės ir kitokios čia pas mus yra pakankamai tam, kad būtų užtekę geležies amžiaus žmogui. Ir kai ta technologija buvo įsisavinta, tai tada, gali sakyti, įvyko toksai demografinis sprogimas. Aiškiai matosi, kad smarkiai padidėjo gyvenviečių skaičius, žmonės tiesiog kūrėsi vis naujose vietose, įsisavino vis naujus plotus ir žemdirbių bendruomenių geležies amžiuje čia buvo jau labai daug ir geležies amžiaus paminklus šitame krašte jau skaičiuojame nebe vienetais, nebe dešimtimis, skaičiuojame šimtais ir pagaliau prieikime prie Šiaulių miesto ir dabartinės jo teritorijos. Jinai labai didelį palyginti su ta, kurią galime įsivaizduoti kaip miesto kūrimosi laikotarpio erdvę. Tas jubiliejus 777 nėra tikrasis miesto gimtadienis. Kaip aš jums sakau, gyventa čia buvo kur kas anksčiau ir nuolat. O pats miestas įsikūrė šiek tiek vėliau negu 13 amžiuje, kai mes savo miesto gimimą tarsi sietume su Saulės mūšiu ir pirmųjų krašto paminėjimų istorijos šaltiniuose. Miestas. Mieste esama gyvenimo pėdsakų nuo pat tų ledynmečio laikų iki pat šių dienų. Tokias vietovės galėtume paminėti kaip Lieporiai, kur yra senovės gyvenvietė ir kapinynas. Kitą senovės gyvenvietę turime Kudirkos Žigmogėlės gatvėse, apima ir dabartinės Respublikinės ligoninės teritoriją. Dar vieną žymų kapinyną 1 tūkstantmečio vidurio turime Vaisių gatvėje. Keletas radimviečių Šilų, Žaliūkių Vilniaus gatvėje leidžia mums spėti, kad galėjo būti dar ir kitų tokių nedidelių gyvenviečių, kurios vėliau susiliejo į tą tokį nedidelį miestelį, iš kurio 16 amžiuje jau išaugo ir Šiaulių miestas.